Kas mėnesį pasikartojančias operacijas galima įvesti taip. Sakykime, turime mokėjimą už šiukšles kas mėnesį. Nuspaudžiu klaviatūroje Ctrl klavišą, laikau nuspaustą ir spusteliu ant to įrašo datos. Kaip matome, jis pašviesėja. Dabar kiekvieną kartą startuojant programą pasižiūrės, jeigu praėjo mėnuo laiko ir nėra naujesnio įrašo, programa automatiškai sukurs, tarkim 11 mėnesį 29 dieną sukurs analogišką įrašą. 10 mėnesio taps nebe baltas, o 11 taps baltas ir kiekvieną kartą kas mėnesį kartosiu. Jeigu mums to kartojimo nebereikia, vėlgi nuspaudžiam Ctrl klavišą, laikom nuspaustą ir spūstelim ant datos. Tampa įrašas paprastas, tas, kuris automatiškai kas mėnesį nebepasikartoja. Viskas, tai tiek.